moteris ir 2 vyrai konfliktuoja, GMP nereikia, praneša pažįstamus. Pilietė gerai žinoma? Gerai žinoma iš TikTok transliacijų. Važiuojam gal 7 kartą jau. Gaunami net keli pranešimai iš TikTok platformoje tiesioginę transliaciją žiūrėjusių žmonių, kad TikTok žvaigždė šiuo metu transliuoja konfliktą, kuris vyksta prie laiptinės tarp jos sekėjų, kaimynų ir jos pačios. Prie pareigūnų prieina keli vyrukai ir vienas per kitą pradeda pasakoti, kas nutiko. Žinokit, čia vienas 5 aukštų puškų mums grasina, ką tik atbėgis. Kur? Sengs, plėka, gal vyrai yra. Pas ją laiptinėj? Jo, 5 aukštį, ištraukė puškų, sako, Filmavo, kaip tik ir balsą yra, žinai, kai sako, norėjom skambinti, bet matėm, kad važiuosi. Ir yra. Sako, važiuok, sakau, kodėl aš čia negaliu būti. Beženo, kuris nuėjo? Jis tam toj laiptinėj 5 aukštį gyvena. Ar po 10 pusį, nuėjo bėga mašiną, ištraukė. Tų žmonių matė. Mašiną nuėjo? Jo, jis pasiėmė tą pušką. Kokią mašiną? Ne? Mane prie laiptinės. Prie laiptinės jis atbėgo, sakom, ištraukė valangą, pradarėm, sako, Bet iš mašinos pasiėmė. Aš nežinau, bet pasita puš buvo va čia va kišenė. Aš nežinau, ar ne, bet jis pripildys. Girts yra, žinai. Gerai. Pasirodo, berneliai atvyko susipažinti su žvaigždė gyvai, tačiau nežinia kodėl juos užsipuolė toje pačioje laiptinėje gyvenantis vyriškis, pagrasino pistoletu ir liepė nešdintis iš kiemo. Grasinimas šaunamojų ginklų ne juokas, teks situaciją aiškintis vietoje. Žinokit, čia vienas 5 aukštų puškų mums grasina, ką tik atbėgis. Kur? Sengs, plėka, gal vyrai yra. Pas ją laiptinėj? Jo, 5 aukštį, ištraukė puškų, sako, Filmavo, kaip tik ir balsą yra, žinai, kai sako, norėjom skambinti, bet matėm, kad važiuosi. Ir yra. Sako, važiuok, sakau, kodėl aš čia negaliu būti. Beženo, kuris nuėjo? Jis tam toj laiptinėj 5 aukštį gyvena. Ar po 10 pusį, nuėjo bėga mašiną, ištraukė. Tų žmonių matė. Mašiną nuėjo? Jo, jis pasiėmė tą pušką. Kokią mašiną? Mane prie laiptinės. Prie laiptinės jis atbėgo, sakom, ištraukė valangą, pradarėm, sako, Bet iš mašinos pasiėmė. Aš nežinau, bet pasita puš buvo va čia va kišenė. Aš nežinau, ar ne, bet jis pripildys. Girts yra, žinai. Gerai. Pasirodo, berneliai atvyko susipažinti su žvaigždė gyvai, tačiau nežinia kodėl juos užsipuolė toje pačioje laiptinėje gyvenantis vyriškis, pagrasino pistoletu ir liepė nešdintis iš kiemo. Grasinimas šaunamojų ginklų ne juokas, teks situaciją aiškintis vietoje. Nespėjo pareigūnai užeiti į laiptinę, kaip juos pasitiko pati TikTok žvaigždė. Sveiki. Sveiki. Pastovi. Žodžiu, tas kur buvo parašęs pareiškimą, čia farijau? Farai. Tas girsmen. Atsiprašau. Kas Žodžiu, aš išeinu parūkytą, ne? Aha. Ir išlėm tas kur buvo parašęs pareiškimą rugsėjį, kur mane puldinėje. Kaimynas jūs. Iš 4 aukštą. Iš 4? Nu. Ir išlenda, čia nueini į bagažinę. Nueini bagažinę. Ir čia kažkoks bernas šau Kristina. Ir jisai puolė vytis tą berną, gaudė čia po kiemą, viskas nufilmuota. Ir atsiuntėk video, žiūrėk. Nu, pasakokit. Čia jie dabar yra pas ukrainiečių. Tada ir jis prilėkė prie manęs, oi, tu žiūrkė, dingsi ten iš čia, nu žodžiu. Aš nebeprisimenu tiksliai, kaip jis ten sakė. Sveiki. A tu matei? Turi įrašą? Čia gelbėtojas. Ką gelbėtojas čia? Nu vienas iš kaimynų mane gelbė. Aišku viena, kad niekas nebeaišku. Nebaigė kalbėti viena, kai prisistatė kitas. Visi su telefonais, visi viską filmuoja. Kas? Sveiki. Labą dieną. Su juo. Kas čia buvo? Понимая? Ne. Palietuviškai. Не. Ateina trečias rusakalbis. Jis nefilmuoja, bet bando kažką paaiškinti. Ну там вертели, короче. Pareigūnas, suprantat, ką darė? Ką darė? Ну, рассказывай, на что жалуешься. Žodžiu, gerai, sako, pasako, žinau, tu rodyk įrašą. Turi įrašą. Neturi įrašą, žodžiu, pareigūnai, suprantat, jinai pastoviai daro tuos laivus. Kažkiek vaikai prikolina, karočią, va specialiai, va jūs Prie ko čia tai iš vis? Nu gerai, sakau, aš rūkau. Tai Kristina, pasakok to. Gerai, stop, pasakoju. Aš čia rūkau, išeinu. Ko tu čia, kas tu toks, dink iš čia. Lyg iš niekur atsiranda ir ketvirtas. Šis nieko nekalba, tik filmuoja. Gerai, aš rūkau, išeinu. Iš 4 aukštą, kur buvau parašęs pareiškimą rugsėjo mėnesį, kai viens kur puolė. Nu. Jis nuėjo bagažinę, kažką pasiėmė. Čia kažkoks bernas šaukė Kristina. Kristina, čia lūpas pasidažė, ta ukrainietė lūpas pasidažė. Dar akimirką ir ateina pasipuošusi panelė. Ji nekalba, nefilmuoja, nes gali sau tai Aš leisti. gaudo tą kažkokį berną. Ir tai jis buvo prie manęs. Tu atsibodai,
ką ten visokie tokie, dings iš Panevėžio, taip man į veidą visaip ten, karočią. A kur gyveni? Kuriam būti? Suprantate? Где живешь? Čia išversk, kur gyvena jisai. Первый? Иди сюда, тебе что-то расскажу. Nežinia kodėl dauguma susirinkusiųjų suguža pas užsieniečius į namus. Greičiausiai jie nori pasiskųsti pareigūnams ekstremaliomis gyvenimo sąlygomis. Aš filmuoju. Labas. Labas. Aš filmuoju. Aš irgi O mane filmuoju. vadis perforus tavo? Žvaigždė todėl ir žvaigždė, kad išnaudotų kiekvieną akimirką eteriui. Iškirps vis tiek. Aš Feniksas, man vaiką pagrobė, aš metu kortas ir kad neišpratėčiau ir vienas sėdžiu amžinai ir darau laivą, nes mane puldiniai boltai. Ko tu filmuoji? Bols važiniai, dar įdėjo anketą kažkas. Dar įdėjo anketą pažinti seksą važiniai, 10 boltų, 18 boltų buvo feikinio. Iš esmės moteris skundžiasi sunkiai pakeliama šlovės našta. Tada, žodžiu, buvo prostitucija važiavo, kad prostitucija. Duokit su Kristė pabendrauti. Dėl prostitucijos klientai kažkiek važiavo ir viską live transliuoti 24 valandas, kad nieks nenuneštų nuo vaizdo. O tai buvo dar kažkas atėjo? Sakau, bols buvo 18 kartų. 18 Taksi bols, kad bobutę išvežti reikia. Kokia babutė? Kažkokia bobutė. Valau, tu ateik tokias. Galima tik spėti, kad kažkas pilietiai grasino. Kaimynas ar sekėjas iš pasakojimo nelabai suprasi. Šioje vietoje nepasiduodame, bet tiesiog nebesistengiame suprasti nei įvykių sekos, nei prasmės. Nu gerai, Kiek žiūri? 11,6. 11,6. Gerai. Ką tas ukrainietis sakė? Nieko jis nesakė. Tas ukrainietis, jis kaip prisigeria, tai liebiškai. Tai nieks nemušė tavęs. Tasai grasina labai agresyviai ir man linda prie manęs taip ir tik tos bobas jį nustūmė. O ką norėjo padaryti? Tai jisai sakė, kad, kad pirmadienį bus amen man, kažkaip taip, Amen? nežinau kaip sakė. Ką sakė pirmadienį, kas bus man viskas baigta Tai pirmadienį? neatsiminė pati? Nu kaip atsiminsi, sakau, tas puolė lakstyti paskui, prišoka prie manęs. Tai yra video, aš galėsiu ją policiją atsiųsti arba... Parašysi policiją. Yra 11 minučių video, tik reikia ją atkasti, man tai gerai. žmonės iškirpa Bet visą. tada pridėjau. Jo, prie pareiškimo ten. Atilps ten prisek, kiek Galėsi, faina. galėsi. Tai gali sutrumpinti ir kelius video įkelt. Jeigu netilps. Jeigu per ilgas bus. Tai... Nežinau, kokios kokybės bus. Nu, tai nesvarbu. Kokia bus tokia? Sako 11 minučių, nu. Sakė užmuš, va žmonės rašo, užmuš, mirsi, sakė. Žiūrėk, Kristina, per ją policiją parašysi. Jo. Gerai. O šiuo metu pagalba tau reikalinga, ar ne? Ne, bet žinokit, jie ir balti arkliai, tai jeigu aš vėl kviesiu, greičiau važiuokit. Gerai. Nes kai balti arkliai, žinok, iš Bet dabar netokvieti. Gal galit, žmonės skaitė, nes bijau laivų išjungti, nes mane jie trys apspitė, stovėjai. O aš su laivu. Su laivu. Žmonės gelbė iškvietė, nes jeigu būčiau išjungus, būtų ir jisai užsimuoja tai savo bobai. Ir dabar reikia gelbėti, kur gyvensiu Meilužė. Žmona, aš iš pradžių su žmona gyvenant, laipniai žmona buvo, o čia Meilužė. Tada išsikraustė po to mano pareiškimą, tada kai pareiškimą liepė atsijimti kažkokią rūkiškę policininkę ir tada jis grįžo be žmonos, žmona negrįžo, jis grįžo pas tą Meilužę 4. aukštą, jis tada buvo ją primušęs ir buvo negal artintis, tada jam daiktus mėtė per langą. Nu, karočią, ir dabar jis vėl, man, nueikit geriau patikrinti, ar viskas ten gerai, nes jam balti arkliai 4. aukštą virš manęs. Toj pačioj pusėje, ne? Jo, nes jisai ten užsimuojas, tiesiog patikrinkite, ar viskas gerai, nes žmonės matė, kad jis buvo prieš ją užsimuoję. Nu, eina, pažiūrėsi. Galiausiai viskas susiveda į 4. aukšte gyvenantį kaimyną. Grasino jis kažkam ar negrasino, turi ginklą ar neturi, dabar ir išsiaiškinsime. Tai 4. aukštą. Aha. Aš viską seku. Tai gerai, žiūrėk, įsteik namo, pabūk Aš būtę. parūkyt noriu ramiai. Nu, parūkyk, bet žiūrėk atsargiai. Da tas grįž, čia sakė, kai iškviečiu, aš... Atsiprašau, bet teisybę pasakyk. Gerai, palauk. Jis atėjo pas mane paliko kažkokį seksą skelbimą, kurio nekėliau. Nu, sakyk. Gal teisybę Tai pasakyk. nepirk jokį. Galite nueiti 4. ar 5. aukštą yra. Nueisi. Va čia, va iš tos mašinos jis traukė. Ką ištraukė? Audi? Pušką? A, jis tave gaudė? Nu, ir kas Mama, buvo? nebijok. Mane va čia vyjo. A, jis Aš turėjo pas ją šautuvą? A, jis aš turėjo atėjau, šautuvą? paprašė manęs kavos. Ne, aš ten feik Kavos? paprašė. Paprašė ne kavos. Nebuvo manęs į namus įsileidus. Aš įsileidau, bet aš Nebuvai? šiaip kavo. Tai įsileidau. Pasakyk, Manęs kavos paprašė. Ne tai buvo. ten yra feikinė anketa, aš O tavęs čia neprašiau. atbėgo kažkas. Aš atidariau Ten duris, kažkas pamačiau, kad tu feiko. išgėręs ir gebėjai subinės ir Na, išmešti. atsiprašau, bet aš atėjau kavos A paprašė. kur tu pats gyveni? Aš pasvalį gyvenu. Pasvalį? Bet va. Tai iš pasalio pas mane atvarė? Ir ištraukė, ką ištraukė? Pistoletas. Iš pasalio O tai pas matei? mane atvarė? Mačiau. Mane vyjo
Iki to kampo, va. O tai jis grįžo, nežinai? Aš nemačiau, kaip. Ketvirtam aukšte. Jisai turėjo... Ketvirtam ar penktam aukšte aš. Gerai. A tu iš pasalio pas mane atvarei? Koks tavo reikalas? Tai ateik kavos. O čia kriminalas bręsta. Lipti į viršų neprireikė, nes kaimynas atskubėjo pats. Sveikas. Aha, kas čia buvo dabar? Ką, prie savęs turi ką nors? Neturiu. Nieko neturi. Aš namuose esu. Ginklo neturėjai? Baigt. Nu, einu. Pa, neik konfliktuoti. Šits tave gaudė. Jisai. 11 tūkstančių liudininkų. Šits. Jinai kas tokia per viena? Tu man gali pasakyti, ar čia? Kas? Mes čia gyvenam. Ne? Ketvirtam aukšte? Jo. Nu. Ne? Šitas su ginklu. Kiek galima, ar gidi kentėt? Kiekvieną dieną? Nesąmonės, va dabar Ką pažiūrėk. darė dabar? Aš jam nedaviau. Gelbės pabėga. Jis man sakė, naktį noriu ateiti rugsėjo mėnesį. Klausyk, kada mano žmona. Pradėjo persekiot mane. Dabar pažiūrėk. Nu. Keisčiausia, kad niekas neskuba kalbėti, visi veržėsi demonstruoti įrašus. A kam su puškom laksta? Ką? Kur pušką padėjai? Ką? Padėsiu iš to puškas, palauk. Pušką padėjai? Turėjai pušką? Turėjai. Aš liudininkė. Turėjai. Čia jos laivas, jo? Čia jo. Kas čia bus? Žiūrėk. Atsiprašau, mano draugė turi filmuotą medžiagą. Gerai, palauk. A tu draugė turi? Tai kas čia tokia per vienė? Tu man gali pasakyti, ar Ką tu čia bandai parodyti? Žiūrėkit toliau. Nu žiūrim. Žiūrėkit toliau. Mane šitą žmogų puolė su šautuvu iš bagažinės. Yra 11. Čia 7 mašinos išvažiavo va dabar, ir tik apie išėjom dviese. Jo, jo. 7 mašinos išvažiavo, va išėjom dviese. Nei pamatyti, nei įsiaiškinti, vėl nieko nepavyksta. Gerai, eikit jūs. Jam irgi mes? Čia nereikia, čia kaimynai, čia laiptinė. Jis man banguoja, šaukės pistolėtų. Ką, o tu pas ką buvai atvažiavęs? O ką, aš aikštutį negaliu stovėti? Važiuok iš čia tik tai, girdėjai? Gerai, eikit jūs į vieną. Ne, palauk. Prašau, dar aš pasenu, eisiu, daug aš praeisiu. Imkit. Pasvalys. Jeigu nori nufilmuoti, pasvalys. Aš išeinu ramiai parūkyti. Bukską gauda 2 žmonės. Vienas pareigūnas užfiksuoja galimai nukentėjusiųjų duomenis. Kitas išsiaiškina, kad pistoletas buvo žaislinis. Kokį tam pušką buvo įsitraukęs? Ką? Kokią pušką buvo įsitraukęs? Norės neštis. Žaislinę? Ar šratinį? Ne, žaislinė. Čia kitaip neįsivaikysi, patikėk manim. Suprantate, tu savo veiksmų tokių nesim, tu geriau iškvies policiją. Kiek galima, vyrai, kiek galima. Ar iš tiesų Einam, Užsieniečių butas lyg slėptuvė, kur galima ramiai pasikalbėti. Pasvalys. Tai iki kur nusivijo jūs? Kampą, ar ne? Jo, jis nubėgo ir tada mane jis užstabdė taip. Jaunuoliai tikina, kad vyriškio grasinimai buvo rimti. Vieniems rodė ginklą, kitus įtūžęs vaikėsių po kiemą. Sako, žinai, ką čia darai? Sakau, nieko, negali stovėti, žinai. Sako, važiuok iš čia. Sakau, kodėl čia vieša aikštutė? Sakau, gali stovėti. Sako, nevažiuosi. Ir taip, iš kišenės. Vaims tikrai, mačiau. Ir vis, aš langą uždariau ir narūkau. Visiškai praradęs savitvardą, kaimynas šaukia, kad toks gyvenimas negyvenimas. Jau atsibudo, čia gerklėj stovi, vyrai, Dabar negali jisai išraustyti, supranti? Atsibudo, jau gerklėj stovi, nei šeštadienį, nei sekmadienį parvažiuoji iš po darbų ir gidi negali pailsėti. Per kažkokią tai atsiprašant, bet taip, pats nelys. Ką reiškia būti socialinių tinklų žvaigždė, puikiai matyti ant buto langų ir sienų. O nesibaigiantys gerbėjų vizitai perpildė visų kaimynų kantrybės taurę. Gerai, eik tada į butą. Nu jo. Gerai, tvarkoj. Nebekonfliktuok, eik namo. Jūs konfliktuote, aš garantuoju konfliktų. Gerai. Через gerai vertimas. Ko nežavy? Tipo jam lieka? Idem domai. Vieną konfliktą keičia kitas akimirksnis ir emocijos jau kunkuliuoja. Šturno. Vyriukai, dai. Važiuok, Заливайся. Pasimk tą savo draugą. Что ты заливаешься, а? Иди домой. Лёш, иди домой, Лёш, иди домой. Герой,
Žiūrėk, jeigu nepasims išvešiu šį. Tik perspėjus, jog bus sulaikyti piliečiai išsiskirsto lyg nebuvę. Eikit namo. Viskas. Ei, Kristė, eik namo ir sėdėk namuose. Pala. Nes nesąmonės čia vyksta per Tai tą aš stalą. negaliu šiaip parūkyti. Tu kaip pažiūrėk, kas vyksta, kai tu šiandien parūkyti. Tai aš kalta, kai jie Tai dėkoja. per langą rūkyk. Vyriuk, aš noriu pareiškimą parašyti. Pistoletas žaislinis, bet grasinimai rimti. Todėl vaikinas galės rašyti pareiškimą. Jo, žiūrėk žodžių dabar. Mane ištraukė, tada durą, žinot, kas yra durų? Jeigu nori rašyti pareiškimą, gali parašyti per ją policiją. Ten buvo Ne. žaislinis ginklas buvo. Aš kalta, kai Žaisliuk. Bet žinot, kaip man... Na, aš žinau, žaislinis parodė. Žaislinis, jo. Bet Sakau, jeigu dėl tų visokių išgąsdinimų nori rašyti, tai ją policiją. Pareigūnas tiesiai šviesiai įvardina nesibaigiančio chaoso priežastį. Bet supranti, kad dėl tai čia viskas vyksta. Ne dėl manęs, ši yra ataka. Ataka? Taip, ataka. Kokia ataka? Sistemos ataka. Sistemos? Įsileisi ar ne dabar namo? Ar jam eit namo? Ne, aš įsileisiu, jeigu jis nelys. Lysi, nelysi? Nu tai glebiu užsibinės, tai gerai, nam kavos gerb, gal kiaušinius padės nuvalyti. Tai jo, nuvalysim. Tai va, nuvalysim kiaušinius, įsileis. Netaip lengva pasirodo patekti į moters širdį. Ir langus nuvalyti reikia, ir mandagaus atstumo laikytis. Nu viskas, ką parūkėjai, ne? Tai Eik namučio. Laimingai, ramaus vakaro. Ką radome atvykę į žymėje Kristiną, kuri darė TikTok transliaciją gyvai. Aiškino, kad kaimynai ją išvadino necenzūriniais žodžiais, ten puolė, bet nieko nepadarė jai. Po to kažką minėjo apie ginklą, kad ginklą pasiėmė. Pasirodo, ten ginklas buvo žaislinis ir su to ginklu nieko nepadarė realiai. O po to pas Kristiną buvo atėjęs kažkoks asmuo, kuris norėjo kavos atsigerti, bet Kristina jį išvijo, nes galvojo, kad išprievartaut nori. Bet ant pačio galo pati Kristina pasikvietė tą asmenį kavos, nu ir sakė, šiltai, jo, istorija su laiminga pabaiga, šiltai pasisėdės ir tikriausiai jau nebereiks važiuoti pumpasi. Ta vakarą visiems viskas baigėsi laimingai, tačiau nepraėjus nei savaitei policija sulaukė naujo pranešimo. Teigia sprogmenį. Matot per TikTok. PGT ir policija vyksta. Situacija kartojasi. Tiesioginės transliacijos per TikTok metu kažkas į butą įmetė sprogmenį. Vietoje jau dirba ugniagesiai. Aidas 01. Man sakė, rašys pareiškimą dėl durų apgadintų. Reikia atsiųsti kažką išreagavimą. Gaisras užgesintas. Išsigandusi šeimininkė nusiteikusi rašyti pareiškimą policijai. Labas, Kristina. Kas čia įmetė dundolis? Taip, man jokinga, aš kiek prašiau jų saugoti. Duris dauža, langus dauža, grasin, visi laukia išeiti negali, kiaušiniais galvą apmėtė. Tie sekėjai žino vardą pavardę to dundolio. Žino, Tegu paraš. Neįtikėtina, bet ir pati moteris ir jo sekėjai žino, kas padarė nusikaltimą. Gyvena naujamiesty. Kelios akimirkos ir pareigūnas susirašo įtariamojo vardą, pavardę bei gyvenamosios vietos Ir adresą. iškart įmetė petardą, pradės sproginėti, o ten buvo maišiuk su tais padažais. Aš įsidariau miegamą duris ir liekus, kad sproginėja tą petardą visur, aš nežinau, kas ten. Petardą. Žinau. Ir aš išgirdau, kad tebe sproginėja, jau pažiūrėti ir degė duris. Huliganas be perstojo daužėsi aplink duris. Šeimininkė pravėrė jas, kad nuvytų į Tirolį, o šis įmetė vidun uždegtą fejerverką. Netrukus laidoje. Nesaldus tiktokerių gyvenimas. Vieną dieną gauso dovanos ir komplimentai. Kas čia dešra, koinės? Dešra ar kas? Kitą dieną degantis butas ir specialiosios tarnybos. Gyvenimo abiejose ekrano pusėse pagrečiui kaina. Moteris atidarė duris ir įmetė į buto vidų petardą. Huliganas be perstojo daužėsi aplink duris. Šeimininkė pravėrė jas, kad nuvytų į Tirolį, o šis įmetė vidun uždegtą fejerverką. Beveik visą įvykį pavyko nufilmuoti. Jūsų dėmesiui vaizdo įrašas.
Klausyk. Prašau, čia du. Čia jisai. Supratusi, kas vyksta, moteris sureagavo žaibiškai ir nuo sproginėjančių fejerverkų pasislėpė kitame kambaryje. Gaisra! Jisai įmetė petardą. Įsimetė petardą. Įsimetė petardą. Tas dundulis įmetė petardą. Eik tu. Tai nieks net važiuos. Aš nežinau, kur raktus padėjau. Nieks nekalba. Nes ištraukiau staigiai iš durų, nes laikiau atviras duris. Vienas, jūs nieko nedarykit. Kai užgesins gaisrininkai duris, turi atvažiuoti PGT. Ekspertas apžiūrės, išrašyti mums pažymą, atsiųsimės ekspertus į tuos reagavimus. Operatyvinės dalies budėtojo patikslina, kokie tolimesni tarnybų veiksmai. Kilusio gaisro metu apdegė prieš kambaryje buvę daiktai ir durys. Aš nežinau, aš gyvenime tokių dalykų nemačius. Aš tik biškai, suprantat, iš vis čia. Kur ta dėžė, kuris petardo? Čia kažkur tas va petardas. Nežinau, ką jis įmetė. Aš tik pradariau truputį duris per plyšiuką. Per plyšį? Taip, aš stovėjau per plyšiuką, mažiuką atidariau, pasakyti, kad dujas purkščiu. Ir iškart įmetė, automatiškai kažkaip pradėšė viskas sproginėti. Bet tai čia viena. Ten. Aš labai sproginėjus, dariau miegą. Kur dar matai? Ir kai baigęs sproginėti, jau čia duris degė, didžiausia liepsninkį. Čia, nu, viskas degė, nes čia buvo maišiukai tie su padažais, kas prisimė. Čia yra. Matė, kas nors kažką įmetė? Jo, tai čia. Tas dundulis, palauk. Kas čia matosi per situaciją? Moteris buvo namuose, kažkas paskambino į duris, asmuo yra žinomas, moteris atidarė duris ir įmetė į buto vidų petardą. Ir pradėjo sproginėti, išdegė, kaip matome, durys ir kiti daiktai. Čia įvairūs. Dabar ieškom, kur yra tas paketas, bet tikriausiai bus visas įsidraskęs, įsisproginėjęs. Va, čia pagrindinės, žiūrėk, tos tūtos, matai? Aha. Pro duris greičiausiai įmetė fejerverkų bateriją, kuris sprogimų metu subirėjo į atskiras tūtas. Paklauskas, jūs stebėtai, gal pažįsta, kad žino, kur gyvena. Aš žinau, kur gyvena. Žinai? Jo, viską žinom. Šits, ne? Bambiuškė, taip šitas. Policija viską žino apie padegėją. Jo sulaikymas tai yra laiko klausimas. Nejuokinga čia tokie dalykai. Tai kuo pasibaigsi, ką man daryti? Tai nieko parašysi pareiškimą. Neįdu žinoms. Bus Kaip sulaikytas man asmuo. apsisaugot tie žmonės, tai dabar žinos, kad nieks nesaugo. Aš Kaip tai nieks neįsivaizduoju. nesaugo, tai Pilietė skundžiasi, kad niekas nesaugo, kai visos tarnybos stovi prie jos durų. Silaiksi vis tiek tą prisimeti. Tai bet kis ateisimės. Taigi man viešai grasin, aš nežinau. Dažniausiai ir vienas herojus, kurį nubaudus, kiti nebenori. Apgadintas ne tik turtas, bet ir kilo grėsmė ir žmogaus gyvybei bei sveikatai. Dėl įvykio bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai gerai, kad vandens, žinai, užpylė. Tai bet to prasme, kol aš negaliu eiti, kol sproginėja. Aš nežinau, čia išgelbėja Dievas. Čia tas spintelė išgelbėja. Aš už čia tas spintelė Jo išgelbėja. spindelis nebūtų buvę. Tai Edvinai, ačiū, kad spintelė bent jau atvežė netvariai, bet tai dabar kas bus, nežinau, atvariai. Ačiū iš Edvino spintelį. Mano, jo Edvinas atvežė naktį. Jeigu net, gerai, kad aš prašiau tą spintelę, sakė, ko prašai, kaip žinota. Vienos gerbėjų dovanos gelbėja, kitos gali pražudyti. Gal visgi gyvenamosios vietos adreso nereikėtų viešinti? Tai jis ir va tą dėžę palinka. O kas? Ta dėžė? Nežinau, jis turėjo tą dėžę. Kudars dešros gabals. Čia dabar. Kojinės? Išminuotai nereikia. Kas čia dešra, kojinės? Dešra ar kas? Pats nes. Triusikai, man atrodo, ar tai? Kažkas panašaus. Čia aš ne dešra? Jūsų ir dešra. Bernelis išties originalus. Į svečius atėjo nešinas petardą vienoje rankoje ir kartoninė dėžė su dešra bei trumpikėmis kitoje rankoje. Duok kombinaciją, ne? Toks Don Žuano mėgėjo rinkinukas. Pradžioje užvalgai dešros, tada šoki vienomis trumpikėmis aplink liepsnojantį fejerverką. Nu, Stiena kaip iš Fikso filmo, ne? Langas ir... O jinai sakė, gyvalas langas. Ne, jinai tik nusivalo, jie vėl apmėtų.
Kiaušinių palikto žymės ant langų ir sienų, liepsnojantys fejerverkai kambariuose, nesibaigiantys tarnybų vizitai ir nesutarimai su kaimynais. Ar tikrai populiarumas to vertas? Boltas važiuoja. Bolts? Atsakymas čia ir dabar. Į vietą atvyksta ekspertai, o pilietė ir toliau viską transliuoja tiesiogiai. Nebaigsiu laivą, nes jeigu nedarysiu laivą ir man atsitiks nelaimė, net nebus kas greitai iškviečia. Vien todėl turiu daryti laivą. Nesuprasi, kurioje telefono ekrano pusėje gyvenimas tikras, o kurioje išgalvotas. Sveiki. Nu, va čia. Ta petardą įmetė. Palauk, žinai, į būtą įmetė? Aha, atidarė į duris, įmetė ir vidų sprogdinėje. Ką, Kristina buvo namuose, buvo iš matymo pažįstamas asmuo, pas ją kelis kartus skambinės į duris, atidaręs buvo, pakalbėjo su tuo žmogum, ten siūlė kažkokius daiktus, sako, eik iš čia nuo tų durų, neimsi jokių daiktų ir viskas ir uždarė. O po 10-15 minučių vėl jis buvo atėjęs, Kristina atidarė duris, į vidų įmetė bateriją, sprogstamasis užtaisas, fejerverkas. Pradėjo būto viduje sproginėti fejerverkai ir ko pasekoje apdegė būto durys ir įvairiausi kiti daiktai. Moteris rašo pareiškimą, bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, o asmuo yra žinomas, bus sulaikytas.